Sveiki, aš Balsas, Jurgio Visagaliaus balsas. Po kelių lietingų dienų, per kurias Jurgis aiškinosi senosios ir naujosios statybos ypatybes, pas mus pagaliau šviečia saulė, o tai reiškia, kad Jurgis nevaržomai galės atlikti savo rytmetinę mankštą. O štai ir jis. Visus pratimus atlieka su dviguba energija ir užsidegimu. Kad iš to užsidegimo tik bėdos nebūtų. Kad tik mano kūnas savo nepakenktų. Suprantu, viskas baigėsi sėkmingai. Mankšta baigta, metas rytmečio arbatai ir užkandžiams. Su kokiu pasimėgavimu Jurgis geria arbatą? O kodėl? O todėl, kad žoleles arbatai užsiaugino pats savam darže. Na ką pasakysi, tikras ūkininkas, ar ne? Problema Kauno mariose. Meridional și oriental și izolat, în rest cu precădere în... Tai galimai lemia tiek dažni žydėjimai, tiek bendras didelis susikaupęs organikos, sukelia vandens žydėjimą, antrinį vandens. Tai yra vandens telkinių savireguliacijos procesų sutrikimo, eutrofikacijos požymis. Dėl vandens žydėjimo, bet mažais kiekiais šie algotoksinai nepavojingi. Și izolat, în rest cu precădere în... Jurgis suprato, kad nesuprato lygiai nieko. Žydi Kauno marios, savireguliacijos, eutrofikacijos požymis, dar kažkokie keisti žodžiai. Jurgi, ką mes darome, kai kyla klausimų? Teisingai, Jurgi. Einam, aiškinamės ir sprendžiame problemas. Taigi, pirmin. Ir mes patraukėme prie Kauno marių. Nežinau, mielieji, kas atsitiko šiandien Jurgio mąstymui, bet žodį žydį jis tiesiog suprato paraidžiui. Jurgi, išsireiškimas žydi marios reiškia... Na, bet kad jis manęs neklauso. Nu, jeigu neklauso, tuomet tegul pats ieško žiedų mariose ir tegul pats atranda tiesą. Iš kitos pusės, juk nieko nėra maloniau, kaip paties atrasta tiesa. Na va, mano Jurgelis apžiūrėjo marias, o žiedus rado tik prie jacht klubo, gražiai žydinčius, kvepiančius. Pavargęs Jurgis atsisėdo ant lieptelio. Jo dėmesį patraukė prišvartuotas laivas. Jo keista forma, prie borto pritvirtinti agregatai, ant denio triūsintis žmogus. Įdomu. Na, jei įdomu, Jurgi, tai ko lauki? Gerą dieną, kapitane. Labą dieną. Atsiprašau, sutrukdysiu. Noriu paklausti, labai įdomus jūsų laivas. Čia ką, vestuvininkus kokius plukdot? Nu, šiaip galima būtų ir vestuvininkus, bet paprastai mes medžioklę užsiemam, žvejybą. Žvejybą? Taip, O kur jūsų meškerės? mes tinklai žvejojam. Oho, čia įdomu. O aš tai va, ieškau žiedų.
girdėjau reportaže, kad Kauno marios žydi, bet apart šitos gražios kliombos niekur žiedų daugiau nematau. Tai klausykit, čia žiedų daugiau negu reikia, mes tinklais nespėjom traukti žiedus. Tinklais žiedus? Taip, tai aš ir sakiau, mes užsiimam žvejybą. Labai įdomu. Ateikit arčiau, gal iš ten nesimato. Nu, nesimato, bet kvapas koks tai jaučiasi. Oi, taigi, kur matėt žiedą be kvapo? Galiu užeit? Be abejo, prašom jau. Nu, okay. Va taip Jurgis ne visai savo noru atsidūrė jam nepažįstamam laive. Tai dar kartelį gerą dieną, kapitonė. Labą dieną. Jurgis Visagalius. Balys. Malonu, malonu. Malonu, Jurgi. Ačiū, kad jūs toks svetaunas žmogus priimat prie savo laivo. Gal net ir į vidų įleisit? Įleisiu. Labai įdomi forma jūsų laivo. Toks laivas prieplauka, laivas, nežinau, keltas, kaip čia jį be pavadinus, kad neįžeistų. Nu, čia laivas labai rimtas. Gaudimui dumblių žydinčių. Tai, kapitonė Baly, aš norėt pasakyti, kad čia visa ta žalia masė ir yra žiedai? Taip, Jurgi. Šita žalia masė yra patys gražiausi ir vertingiausi žiedai. Bet kvapas jų tikrai nekoks. O klausykit, kodėl nekoks? Jie energiją kvepia. Kokia energija? Ką iš jos galima padaryti iš tos masės? Iš tos masės galima padaryti ir karštį, ir elektrą, apšildyti namus. Ką tik nori. Kaip tai? Kaip tai? Taip. Vat paimam, mes šitą masę sugaudom į talpyklas, nuvežam į biodujų jėgainę. Ten prasideda reakcija. Procesai, visus tos kondensatai atskirai, ten tas viską uždaro į dujų balioną ir tada prieš balioną dar dumbliai tie patys vienas su kitu pasaveikauja. Už tai, kad atsiranda kitos bakterijos, kurios išskiria metano dujas. Ir tada jau mes džiaugiamės vaisiais. Ir tada ta energija jau pradeda kvepėti visai kitais atspalviais. O tai kaip šiltinam tos namus? Mes galim šildyti juos tiesioginę ugnim, paimi dujas ir šildai. Galima tomis dujomis pagaminti elektrą ir jau tada elektros laidais galima patiekti į bet kurį pasaulio tašką. Tai norit pasakyti, visam tam gėriui sukurti užtenka jūsų šito nedidelio laivo? Nu, mes visą pasaulio neapšildysim su šito laivo, bet kiekvienas įneštas lašelis duoda mažą kibirkštėlę. O kada jų atsiranda daug, pradeda pasaulį šviesti. Kauno marios pažaliuoja kone kasmet. Nors šie procesai būdingi ir daugelyje švarių ežerų, dažnas ir intensyvus vandens žydėjimas paprastai rodo, kad ekosistemoje yra per daug maistinių medžiagų, azoto ir fosforo junginių, kurias aukštoje temperatūroje intensyviai valgo ir todėl dauginasi dumbliai. Dideli jų kiekiai iškvėpuoja daug deguonies. Jeigu jos trūksta, krenta žuvis. Dėl vandens žydėjimo sutrinka vandens ekosistemos dujinis režimas. Tokiose sąlygose ima vystytis anaerobinės bakterijos, išskiriančios nemalonaus kvapo medžiagas, pavyzdžiui, sieros vandenilį. Tokiu būdu dar labiau pablogindamos vandens kokybę. Kai kurios dumblių rūšys, ypač melsvabakterės, kartais sukelia net toksinius vandens žydėjimus. Tai štai mano Jurgi, ką reiškia žydi Kauno marios. Šitą naudingą daiktą jūs tiesiog atimat iš marių. O ką, mariom nekenkia? Jis kaip tik neša didelį nuostolį, ypač laivų savininkam, žuvytėm. Už tai, kad laivų savininkam nudažo laivus. Žaliai. Žaliai, po to pamelinuoja jie, o žuvytėm neduoda deguonės. Už tai, kad jie užkariauja viską. Įsivaizduokit, kad darže piktžolių labai daug priaugo.
Pas jūs močiutė ravėdavo daržą? Ir aš pats paraviau. O, Taip. tai mes lygiai taip pat čia ravim. Tik čia raunam. Kaip sako, ravi žolę, tai jūs ravit marias. Taip, taip, Ir šitam visam reikalui padeda tas nedidukas laivas. taip. Iš kur jūs jo tokį gavot? Patys sukūrėm. Žmogaus mintis daug ką gali, kai paverčiama darbais. O kur jūsų meškerės? Tai meškerės. Meškerės yra tie tinklai, kuriais pakeliam iš vandens dumblius. Tinklą sukoncentruoja, supliam į triumus, o po to pervežami biojėgainės. O tokiai žvejybai, sakykit, reikalingos kokios nors ypatingos sąlygos? Ypatingų sąlygų nereikia. Aišku, daug maloniau dirbti, kada yra geras oras. Kaip ir bet kurį darbą dirbant. Bango šiek tiek mums trukdo, bet aplamai tai vanduo tikrai netrukdo už tai, kad jie vandenį plaukia, mes tik ištraukiam iš vandens. Ir kiek vieno, kaip sakant, tų tinklų užmetimų galit pagauti? Nu, čia tas užmetimas, tie tinklai pastoviai sukasi ir nuo jų nusivalo dumbliai. Mes per dieną, per 8 valandas kažkur galim ištraukti apie 1,5 tonos koncentrato. Tai visai nemažai. O jeigu išduoti savo geriausias vietas, kur geriausiai laimikiai jūs daugiausiai sugaunat? Marių vidurys, pakraščiai, ten kokia nors kita pusė? Šiaip jų yra visur, bet geriausia gaudyti ten, kur vėjas atneša. Kam bėgiot paskui dumblį, jei dumblis pas tave gali ateiti? Teisingai. Koks čia dabar vėjas skaitosi? Vakarinis. Taip, Puikiai. mes į rytinę pakrantę šaunam. Puikiai. O sakykit, tą visą laimikį, kur jūs paskui sudedat? Į triumą sugaudam ir perpilam į talpas didesnės ir nuvežam į biojėgainę. Tai ką jau taip visus dumblius ir sugaudot? Nuo visų dumblių norėtųsi sugauti, bet tokių jėgų kol kas neturim. Jūs pabandykit miške lapus sugrėbti. Tai čia tas visas, ką mes matom, tas marmalas ir kas paviršiui, viskas tas ir yra. Taip, bet jis yra ne tik paviršiui, jis yra ir vandenyje, pasidalinęs sluoksniuose. Paviršiui jau jis toksai ant gyvenimo pabaigos į pensiją išeidamas pakyla. Tai kokio storio jis gali būti? Tie paviršiniai sluoksniai susikaupia kartais iki 10-15 cm. Būna, kad antis, šuniukai net užbėga ant šito luito. Ir vaikšto kaip sausuma. Taip, kaip per ledą. Tik tai retkarčiais įlūžta, jei būna neatsargus. Ir nusidažo, kaip šrekiukai išlenda, žali, gražus. Ir kvepia, ar ne? Ir kvepia. Tai supratau, kad maudytis čia tikrai nelaikas ir ne vieta. Na, jei jums širdis, Jurgi, traukia prie žalumos ir nori būti žalias. Pirmin. Esu Kaune. Gera mintis. Išsimaudau ir į Žalgirio varžybas. Šitas laivas gražuolis, ar pavadinimą kokį turi? Dar nesugalvojam. Kaip tai? Na taip. Kapitonas su laivu, o laivas be pavadinimo? Mes dar jauni. Dar nepasenę. Bet, kaip sakoma, kaip pavadinsi laivą, taip ir plauks. Siūlau Žalioji viltis. Tinka? Tvarkoj. Mūsų laivo krikštatėvis. Ir kapitono padėjėjas. Nepabuvęs net Junga, Jurgis kapitono padėjėjas. Kas galėjo pagalvoti? O kiek žmonių turi aptarnauti šitą laivą? Šitą laivą šiaip galėtų ir vienas, labai pasistengdamas, bet patogiau visą laiką dviese, kaip ir mes dabar. Puikiai.
Parodykit, kurį mygtuką galima spaust. Vat. Žalią, turbūt. Ateikit. Taip, žalią visą laiką reikia spausti. Taip. Žinai, kad dumbliai labai mėgsta žalią spalvą. Spaudžiam. O, spaudžiam ir veikia. Matot, kaip pradėjo lipt dumbliai, kai paspaudė žalią mygtuką. Atrodo, kad jie visus giminaičius susikviečia. Taip. O ten paskui kas nukrapšto juos? O ten yra oras, kuris nupučia į gaudyklę, iš gaudyklės jie nuteka į triumą. Tai pas jūs triume ne žuvys, o dumbliai. Taip, Ir kiek jūs ten gali tilpt? iki 1,5 tonos. O kaip jūs sužinot, kad jau kišat pirštą? Ne, ten matosi pagal indikaciją. O šitas manometras ką jis rodo? Šitas manometras rodo, kiek yra slėgio resiveriuose. O tas oras nuvalo dumblius nuo tinklo. Čia jūs sugalvojat šitai? Taip. Ir va, žiūrėkit, dabar slėgis pradeda kviest. Aha. Tai mes ką padarom? Paimam Pripučiam. ir pripučiam. O, Įjungiam. Jurgi, matai, kokios koncentracijos ateina ir kokiais piešiniais. Tartum debesis. Žiūrėkit. Matot? o tą tinklą nuplaut reikia ar ne? Šiaip tinklą irgi gerai būtų nuplauti. Atjungsim propelerį, siurblį ir žiūrėkit, tuoj pradės švaresnis tinklas kilt. Matot? Aha. Čia jau prieš darbo pabaigą tai. Taip. Ir mes tada po truputį pakylam. O tam matau kapitono tiltelis. Taip. Galima pažiūrėti. Jo. Galim ir paplaukt. O, tai būtų nuostabu. Nagi, Na, bandykit. jau taip iš karto. Taip. Be jokių pamokų. Svarbiausia yra pipsiukas. Jurgis išplaukė į pirmąją dumblių žvejybą. Jis suprato, kad šis laivas tik mažas žingsnelis norint apsaugoti marių ekosistemą. Didesnis ir daug rimtesnis žingsnis būtų nustoti teršti marių baseino vandenis, nes būtent jie suneša didžiąją dalį atliekų, prisodrintų žalingais fosforo ir azoto junginiais. Mielieji, šalia vandens telkinių savo ūkinę veiklą vystykime atsakingai. Nelaukime, kol Kauno marios ir kiti mūsų vandens telkiniai taps neišsprendžiama problema, kurios dugne gulės pavojingų junginių ir sunkiųjų metalų klodai. Užduokime savo klausimą, ar tikrai norime tokių vandens telkinių? Jei ne, tada pradėkime elgtis kitaip. O Jurgis šį dieną uždavė daug klausimų apie šiuos paslaptingus žydinčius dumblius. Tada atsakymų jisai ieškot patraukė į Gamtos tyrimų centrą. Jurgį pasitiko daktarė, vyriausia mokslo darbuotoja Judita Koreivienė. Gerą dieną. Gerą dieną. Ieškau Gamtos tyrimų centro. Tikrai čia pataikėte. Labai malonu. Tai jūs būsit šitų visų dumblių gerbėja ir globėja? Taip ir tyrėja. Taip pat va matote, va kiek yra daug dumblių. Aha. Buvau prie Kauno marių. Plaukiojau tuo specialiu laivu, ten dumbliagaudžiai ir taip toliau. Sakykit, Judita, kodėl žmonės, atrodo, kai gėlė žydi, visi džiaugiasi, visiems gerai, o sako, kad kai dumbliai jau žydi, tai tada jau ir florai, ir faunai, ir žmonėm yra pavojus. Tam tikrais atvejais pavojus yra. Ne visada. Kai dumbliai gerieji žydi, kai dumbliai veša, tai būna gerai, nes tada ir zooplanktonas turi maisto, ir žuvytės turi maisto. Tai čia nėra vienareikšmiškai, bet yra, kada jie per daug veša, kada jų per daug yra, tada vienos rūšys užgiožia kitas ir tada jau yra blogai. Oho, čia ne bet kam čia pavyksta užeiti, tik su jūsų pagalba ir palyda.
Na, o kas tie dumbliai, kuo jie žalingi, o kuo ne? Sužinosite kitoje laidoje Ūkininkas Jurgis. Visai kitaip atrodo kaip Beveik kaip aš. jūsų pavaduotojas. Taip, tikrai. Tad laukite tęsinio. Iki.